viršutiniam sluoksnyje yra sumalti svirpliai tiesiog. Čia yra žiauru. Širpulinė, na jau. Man skrandis nebuvo pasiruošęs šitam. Kai aš pradėjau sportuoti, proteiną pasirinkti būdavo labai paprasta. Visi jie būdavo padaryti iš pieno ir pasirinkdavo tiesiog pagal skonį. Vanilinis arba šokoladinis, braškių arba bananų. Bet dabar mes sugebam padaryti proteino miltelius beveik iš visko. Iš dalykų, kur aš net nežinojau, kad turi baltymų. Šiandien mes ragausim 7 keisčiausius proteinus, kuriuos radau internete. Ragaujam. Pradėsim nuo mažiausiai keisčiausių ir eisim keistumo skaliai visi prieki, kol prieisim patį paskutinį proteino, kuris padarytas iš vabzdžių. Ne iš vamzdžių, o iš vabzdžių. Bet visų pirma, pradedam nuo paprasčiausio proteino. Hubba Bubba Clear Whey Protein Powder Blue Raspberry Flavor. Iš karto jau matau apgavystę. Blue Raspberry. Išvertus į lietuvių kalbą tai yra mėlynos avietės skonis. O, kaip visi žinome, realybėje mėlynos avietės neegzistuoja. Iš tikrųjų niekada nebuvau atkreipęs dėmesį, bet kai pradėjau ruošti šitam video, pasidariau researchą ir Blue Raspberry yra visiškai ir absoliučiai išgalvotas skonis marketingistų, kad išsiskirtų nuo kitų saldumynų. Nes būtent šitas skonis beveik visada yra naudojamas saldumynuose. Bet tikrai gražus, pakuoti graži ir Blue Raspberry labai skaniai skamba. To mėlyno avietė tikrai labai gražiai atrodo, vaikystėje apgaudavo ir dabar, kai paaugau, vis dar bando apgauti. Ok, tai manau atidarom ir ragavom šitą bad boyų. Šiaip fun factas, nežinau ar čia teisybė ar ne, bet vėlgi researchinamas sužinojau, kad 1970 metais šitas skonis buvo taip pat sukurtas, kad nesusimaišytų su avietės raudona spalva. Tai vieną iš jų turėjo padaryti mėlyną ir pasirinko padaryti avietę mėlyną. Fact checkinkit, nežinau ar čia ar tikra ar ne. Pakuotė žiauriai blogai padaryta atidarimui. Žiūrim kas viduje, tikiuosi mėlynų miltelių. Nope, jie yra balti. Nežinau ar per kaukę, ar taip, nėra tokio didelio kvapo, truputėlį toks skalbimo miltelių kvapas ir vaizdas, bet koks skonis, jebra, koks skonis. Neturiu kažkokio specialaus reitingo šitiem proteinam, bet pabandysiu įvertinti 3 pagrindinius dalykus, tai yra pats maistingumas, kiek jie turi baltymų ir visų kitų medžiagų, koks jų skonis ir, kas man asmeniškai labai svarbu, kai suplaki, ar būna gumuliukų ar ne. Tai ką bandom? Turiu čia ir pieno, ir vandens, nes mes tokių keistų proteinų turim, kur aš noriu viską daryti pagal instrukcijas, nes bijau kažkokios cheminės reakcijos, kad neįsitaškytų viskas. Ok, bandom. Kaip maišyt? Wow, kiek čia visko daug pridėta. Jeigu nori daryti challenge, vienam skupė kuo daugiau skirtingų chemikalų turėti, patarčiau pirkti šitą proteiną. Kaip naudot neparašytą arba aš esu stupid. Pabandysim jaučiu maišyti su pienu, nes su pienu vis dar proteinas skanesnis. Įsidėsim vieną skupą. Perfekt skupas. Neperspaudžiam su pienu, reikia ir kitiem dalykam pasilikti. Ėmam stiklinę, įpilsim viską gražiai į stiklinę ir žiūrėsim. Žiūrim kokią konsistenciją. Labai thick, per mažai vieną tikriausiai įpyliau. Gerai, užteks. Ok, ragaujam. Hubba Bubba Blue Raspberry. Cheers. Ok, skonis lygiai toks pats kaip ir pakuotė atrodo. Atrodo, kad visus pasaulio chemikalus į vieną kokteilį. Toks pieno kokteilis, toks kaip ir gumos skonio. Nu, skanus, bet kiekvieną dieną tokį proteiną gerti aš bent jau asmeniškai negalėčiau. Tiek, kiek čia yra chemikalų, vis tiek nepasirinkčiau gerti. O maistingumas, to pažiūrėsim, kiek čia iš vis yra baltymų. Ant 100 gramų 75 gramai baltymų, vadinasi 75% baltymų yra šiame proteine, kas yra neblogai. Ok, įvertinimas. Įsiplaka gerai, jokių gumuliukų nėra. Skonis 6 iš 10, maistingumas, daug chemikalų. Einam prie kito proteino. Toliau turime Clear Isolate Whey Protein Watermelon Flavor. Šitas proteinas, nors atrodo taip kaip ir visi, jisai yra labai ypatingas ir pamatysit tada, kai aš jį išplaksiu. Skonis yra arbūzų, nežinau kaip jūs, bet man asmeniškai joks dalykas arbūzų skonio nėra skanus, išskyrus pats arbūzas, nes vėlgi, researchinamas video sužinojau, kad arbūzų skonis yra visiškai ir absoliučiai, vėlgi, išgalvotas ir neturi nieko bendro su normaliu arbūzu. Vėlgi, marketingas. Gerai, pirmą postum. Wow. Ok. Kaip ir sakiau, jis yra nepaprastas. Pamatysit, kai įpilsiu į vandenį. Ok, pažiūrime, kaip reikia jį maišyti. 400 ml vandens. Jo, vandens, ne pienu jį reikia, labai svarbu nemaišykit su pienu, nes tuoj pamatysit dėl ko. 400 maždaug, plus minus tiek. Gerai, hebra, ir dabar pamatysite, kodėl jis yra toks ypatingas. Jau turėtume pastebėti skirtumą. Skirtingai nei tradiciniai proteinai, kurie turėtų būti kaip pieno kokteilis, šitas proteinas yra hidrolizuotas. Ir tai reiškia, kad jisai gaunasi skaidresnis. Ir turi priminti ne pieno kokteilį, o šaltą arbatą arba limonadą. Matau, kad jau nelabai gerai išplakiau, reikėjo labiau plakti, bet ragaujam. Jo, labai prastą limonadą primenu.
Ok, įvertinimas. Nors pakiau labai trumpai, bet gumuliukų jokių nebuvo. Skonis, pradžių buvo geras, bet paskui vis mažėjo, 4 iš 10 duodu. O maistingumas turiu 82 gramus baltymų ant 100 gramų, kas yra iš tikrųjų labai gerai, bet per daug artificial, per daug dirbtinis ir vėlgi, kaip ir buvo proteinas, labai daug chemikalų. Keliavam prie kito proteinų. Ok, 2 proteinus išbandėm, dabar turime 3 proteiną. 3 proteinas vis dar kaip ir praeiti padaryti iš pieninių baltymų. Ir tai yra paskutinis proteinas, kurį ragausim šiandien, kuris padarytas iš pieno. Bet šis proteinas padarytas ne iš paprastos karvės pieno, o jis padarytas iš ožkos pieno. Kaip suprantu, vokiškas brandas, nes parašyta Ziegenprotein. Milchprotein von der Ziege. Tai reiškia pieno proteinas iš ožkos. Teisingai. Ok, ir šis proteinas yra ypatingas dėl to, nes jisai yra 100% natūralus. Be jokių saldiklių, be jokių chemikalų, be jokių dirbtinių priedų. Vien grynas, geras ožkos pieno proteinas. A2 tipo pienas gali padėti žmonėms, kurie turi virškinimo problemų arba kurių kūnas tiesiog neperneša paprasto karvės pieno. Tai labai puikia alternatyva žmonėms, kurie sunkiai suvirškina karvės pieną. Skamba viskas gerai, bet svarbiausia, koks jo skonis. Pamatęs ožkos paveiksliuką ir perskaitęs, kad čia ožkos pieno proteinas, man iš karto ožkos kvapas pareina gauto, ožkos sūrio pavyzdžiui, tai aš kažkaip neįsivaizduoju, kad jisai bus labai skanus. Jo, turi tokį tvarto kvapą, kas yra gerai. Šitas grina gamta kvepia. Geras ženklas. Gerai, viduje nėra skupo ir pati pakuotė padaryta iš popieriaus, ne iš plastiko, kas yra labai wow. Problema yra, kad čia ožkos pieno proteinas, o aš turiu karvės pieno. Tai aš nežinau, dabar man jį su vandeniu maišyti ar su karvės pienu ir tada nežinau, kas čia gausis. Truputėlį bijau, tai reikia pasiskaityti. Ziegenprotein schmeckt natürlich und cremig und kann es deinem Müsli, Smoothie oder... Nerašo kaip maišyt. Ok, tai bus eksperimentas, bro. Maišysiu su karvės pienu. Nežinau, gal čia visiškai nesąmonė, pažiūrėsim. Ožkos pieną su karvės pienu gersiu, kas neskamba jau labai gerai. Turim tokį nemažą skupą. Truputėlį pieno. Žiūrim, ką čia turim. Šiaip rimtai, man atrodo, padariau žiauriai nelegalų dalyką. Sumaišiau pieno proteiną su karvės pienu. Labai graži konsistencija. Gumuliukas įbėgo. Eik tu savo daug gumuliukų. Konsistencija kaip normalaus pieno, kas yra gerai. Kvapas irgi kaip visiškai normalaus pieno. Cheers. Ragaujam. Tik tai bijau. Geras, visiškai žiauru. Man atrodo, kažką nelegalaus padariau, kad sumaišiau su pienu, bet gal netyčia atradau cheat kodą. Žiauris, skanus, atrodo paprastą pieną geriau. Tikrai liuks proteinas. Wow, nesitikėjau, maniau, aštrų ožkos sūrio skonį turės, bet visiškai ne žiauris, skanus, tikrai skaniausias proteinas, ką kol kas gėrim. Ir 100% natūralus. Wow, geras. Eik tu savo. Nors dar liko 4 proteinai, kuriuos reikės paragauti, bet turiu išgerti, tiesiog per daug skanu. Ir mačiau aš pradžių gumuliukus kažkokius, kurie įkrito, bet gali pačiam gale. Ištirpo viskas, išsiplakė, ištirpo. Wow, žiauru, išgėrėm visą. Žiaurus proteinas, tikrai galiu rekomenduoti. Visiškai nenormalu, vapšė nesitikėjau, visiškai nesitikėjau, žiauriai nustebino. Liuks. Išsiplakė, labai nuostabiai, nebuvo jokių nesąmonių. Skonis buvo žiauriai geras, lyg gerčiau paprastą pieną, net truputėlį skaniau už paprastą pieną. Dėl to duodu 100 balų, bet netiek daug baltymų, tik 63 gramai per 100 gramų baltymų, kas yra iš tikrųjų mažai. Nustebino. Geras. Polkas šitas geriausias, bet važiuojam toliau. Geras, tikrai geras proteinas, wow. Noriu būti tikras, kad geras skonis buvo ne vien tik dėl karvės pieno, kurį sumaišiau, tai pabandysiu dabar šį padrai skupinti. Bandom. Nežinau, ar gera idėja, bet važiuojam. Wow. Pirmi 3 proteinai baigti, ožkos proteinas tikrai labai stipriai nustebino mane ir net svarstyčiau jį gerti pas save namuose, bet nuo dabar visi proteinai nebebus pieno pagrindu. Dabar prasideda keistenybės. Ir mes turime moliūgų sėklų proteiną. Vėlgi vokiškas brandas, moliūgų sėklos. Tikriausiai jūs stebino šitas mažas, labai gal niekada gyvenime nematytas proteino indelis. Čia yra tik tai 120 gramų, dėl to nes nenorėjau pirkti kilogramų, buvo pasirinkimas kilogramas. 500 gramų ir 120 gramų, tai aš nemanau, kad jį gersiu. Aš nemanau, kad jį dar kartą ragausiu kažkada po šito video, tai pasimau mažiausiai kiekį. 60 gramų proteino, kas yra mažiausiai kiek turėjom po kol kas. Kas čia per spalva? Jau. Moliūgų kvapas. Wow.
Nežinau, Hebra, ar matot, bet jo, atrodo kaip Šreko pelkės miltelė kažkokį. Nieko per daug nesitikiu iš to proteino, skonio nesitikiu gero, susimaišymo nesitikiu gero ir 60 gramų baltymų, kas yra mažiausiai kiek turėjom ir kaip proteino papildų labai mažai, bet vėlgi čia yra veganiška alternatyva. Ir vienintelis dalykas, ko turi daug šitas proteinas, tai yra magnis, kur paprasti standartiniai proteinai turi per skupą apie 20 mg magnio, šitas turi netgi 120 per skupą. Daug magnio, veganam gal ir gera alternatyva, bet pažiūrėsim, koks skonis. Gal skonis viską ir išgelbės. Ok, aš nežinau, ką aš nusipirkau, Hebra. Žinot, kai būna standartinis proteinų skupas 30 gramų, tai man čia sako 2 arbatinius šaukštelius įsidėti į 250 ml kažkokio gėrimo. Patartina sojos, ryžių, arba riešutų, arba kokosų pienas. Ne vieno iš tų dalykų neturim, turim tik vandenį, tai maišysim su vandeniu ir čia bus tikra šlykštynė, manau. Vis tiek sumaišysim su pienu. Labai bijau su vandeniu gert. Gerai, čia 10 gramų turėtų būti. Aš nemanau, kad jisai gėrimui padarytas, nes jeigu 10 gramų tik tais reikia įsidėti, tai tu turi 6 gramus proteinų per vieną drinką, kas yra žiauriai blogai. Gali suvalgyti riešutų saujelę ir jau daugiau turėsi, bet paragausim. Sumaišysim su pienu, manau bus daug skaniau su pienu ir žiūrėsim, ką čia turim. Bet gal Hebra nustebins, ką aš žinau. Don't judge the book by its cover, kaip sakom. Kvepia moliūgais, prieš moliūgus nieko blogo neturiu. Pienas truputėlį pakeitė spalvą, bet vis dar žalia ir metas ragauti. Cheers. Ne, visiškai nėra blogas skonis. Dėl to nesu pienu tikriausiai maišiau. Ne, skonis nėra blogas. Skystas moliūgų sėklas atrodo geriau. Kas tai ir yra? Jo, maniau bus daug blogiau. Bet irgi, kaip ir tikėjausi, išsiplakimas nelabai geras. Nežinau, ar aš dėl to kaltas, ar milteliai tokie keisti. Bet jo, prašiausias proteinas, kokį pagalvos turėjom. Reitingas. Išsiplakimas. Labai blogas. Skonis. O maistingumas? Blogas. Gerai, Hebra, dabar mūsų proteinų kelionė priima labai keistą posūkį. Keliaujam į 3 paskutinių keisčiausių proteinų teritoriją. Ir sekantis milteliai, kuriuos ragausim, atrodo kaip kažkokie kosminiai dumbliai. Nors tai yra viena iš seniausių gyvybės formų pasaulyje. Ponios ir ponai, tai yra spirulina. Spirulina yra dumblio formos melsva bakterija, kuri dažniausiai randama Afrikos arba Meksikos vandenyse. Turi labai keistą mėlyną spalvą, tokią žalsvai mėlyną ir labai noriu paragauti. Žiauriai dažnai mačiau internete. Pažiūrėsim, ar hypas yra real, ar kažką pajusim ir koks skonis. Boj, kokia spalva. Wow. Atrodo kaip sumalti lapai ir kvapas kaip sumaltų lapų. Įsidėsim į stiklinę 5 gramus ir pabandysim paragauti. Šitą dalyką maišysim tikrai ne su pienu, o su vandeniu. Pažiūrėkite, Hebra, iš šitų dalykų spalvą. Pažiūrėkite. Nežinau, ar per šviesas matosi gerai, bet žiauriai tamsi žalia spalva. Labai gražiai atrodo. Kaip sumalti lapai. Atrodo, lyg kažką bandau užauginti. Šiaip labai gerai susimaišo ir ištirpsta vandenį. Ko gero viskas, ragausim. Na ką, spirulina milteliai. Cheers. Wow, tas kvapas. Atrodo, kad bandau palaižyti akvariumo dugną patį. Tokio užsisenėjusio, nevalyto, kurio visos žuvys išmirė. Jo, gerai. Wow. Gerai. Visiškai neišsimaišo vandenyje, bent jau su šaukštu. Nežinau, čia gal reikia mikserio kažkokio. Ir tikriausiai aš per daug prispyliau miltelių, bet neįmanom gert. Neįmanom gert, atrodo, grinai dumblius valgau nuo jūros. Išsitraukiau iš jūros dumblius ir tiesiog va taip va. Ne, Hebra, negaliu. Wow. Reikia padaryti bent jau vieną normalų sipą. Dėl jūsų, Hebra. Čia net atrodo prilipę. Palaukit, aš dar truputėlį pabandau pamaišyti. Gerai, Hebra, padarysiu vieną didelį sipą dėl jūsų ir pabandysiu nuryti. Gerai. Dabar išmaišiau truputėlį geriau, nėra tik daug tų tokių gumuliukų, bet skonis kaip žolės, lapų, dumblių, nevalyto akvariumo dugnas, kaip ir sakiau. Baisu, iš tiesų baisu. Dažniausiai dalykai, kurie yra žiauriai sveiki, nėra patys skaniausi, tai aš tikrai įsivaizduoju, kad šitas dalykas turėtų būti super, duper, mega, ultra maistas, kur galėtum vien tik šitą gerinti išgyventi. Tuo manau ir baigsim, Hebra. Vis tiek čia, kaip ir sakiau, ne proteino papildas, čia tiesiog overall papildas sveikatai. Gerai, reitingas. Išmaišymas. Kaip antrą kartą pramaišiau, truputėlį geriau išsimaišė. Duodu išmaišymui 6 iš 10. Skoniui 1 iš 10. Vienas iš blogiausių dalykų, ką pastarąjį mėnesį tikriausiai ragavau. Jeigu man reikėtų išeiti į negyvenamąją salą ir galėčiau pasimti tik tai vieną dalyką kaip maistą,
pasimčiau pakelį spirulinos. Manau, išgyvenčiau ilgai ir priprašiau prie skonio. Bet aš ką tik pabandžiau tą stiklinę, kurią turėjau išplautą, ne? Ir jinai visiškai neišsiplauna. Ta prasme, pili į ją vandenį ir tas vanduo vis dar žalias, toks pat išeina ir ten prilipia visokių dalykų ir aš ją bijau pas save palikti, nes garantuoju, kad jeigu aš ją paliksiu dabar per naktį, ten užsiveis kažkas ir nežinau, kas per planktoną išlips, tai ko gero stiklinę paaukojau ir reikės ją išmesti. Tai hebra patarimas jums, jeigu gersit spiruliną, gerkit iš stiklinių, kurių negaila išmesti vėliau. O dabar keliaujam prieš paskutinio proteino. Ir mes turime Bone Broth Protein. Aš net nemaniau, kad toks dalykas egzistuoja. Čia yra kaulų sultinio proteinas. Jis turi 90 gramų baltymų ant 100 gramų. 90% grinų baltymų. Proteino papildų su 90% baltymų yra žiauriai sunku rasti. Čia yra žiauru. Čia maksas, tikrai. Pats sultinys kaulų yra vienas iš seniausių ir maistingiausių maistų visoje planetoje. Wow. Kaulų sultinys yra verdamas 24 valandas, kartais net 48 valandas, kad visos tos turtingos medžiagos iš kaulo pereitų į vandenį, į tą sultinį patį ir tą sultinį paskui arba geriam, arba, kaip šitie protingi žmonės, padarom į miltelių formą, kad galėtum išgerti ir nereikėtų kiekvieną kartą, kai noriu sultinių, 48 valandas prieš pradėti jį virti. Tai va, ragausim, žiūrėsim. Čia spėju irgi reikės su vandeniu įmaišyti ir gausis toksai sultinio skonis. Bent jau aš taip įsivaizduoju, kad turėtų gautis kaip sultinys. Papas toks irgi kaip labai panašiai su ožkos proteinu, toks tvarto kvapas, kas yra visą laiką žiauriai geras ženklas, kas nori gražios odos, nagų, plaukų, patarčiau hebra. Bet koks skonis, jeigu blogas skonis, netaip ir lengva bus jį išgerti. Ir čia yra skupas. Jo, turim skupą. Atsakau, ir milteliai kokie, atrodo grinai su kaulai, bone mealas. Atrodo, kad paimčiau, jeigu dabar šitus miltelius užmeščiau ant kažkokios sėklos, iš karto užaugtų medis. Jo, žiauriai. Thick powderis toksai. Gerai, kiek čia ko reikia, kur pilt, pažiūrim. Pasimsim vieną skupą, įsimesim. Ką čia turim? Apie 200-300 ml užsukam šitą bad boyų ir plakam. Dar vienas dalykas, kodėl negeriu proteino papildų baltymų, nes visą laiką šeikeriai yra reivi ir per juos bėga kaip maišai. Nei vieno šeikerio gerų dar nesu turėjęs. Nežinau, čia mano problema, hebra, bet jo. Mane biškai dar pykina po tos spirulinos dabar. O dabar patys du šlykščiausi baltymai likę, nežinau kodėl atsukau. Žiūrim, hebra, kaip konsistencija. Konsistencija graži, permatoma, suputojus, kas yra normalu, nes milteliai. Puostom. Dar didesnis tvartos kvapas dabar. Ragaujam. Manau, kad už spiruliną nieko blogiau neturėsim šiandien. Palauk, sekundėlę, putų tik atsigėriau ir jau supykdinau. Ok, skonio nėra, bet kažkas vis dėlto yra. Nežinau kaip apibūdinti. Labai primena kolagenų miltelius, kas geria supras. Visiškai permatomas, ištirpo labai gerai. Jo, toks vanduo, bet su kažkokiu tokiu neskanumu. Atrodo kaip gertum vandenį iš krano su labai daug purvo. Kažkas su juo fishy labai. Tai įsivaizduoju, kad jeigu paimtum kažkokio žmogaus po dušo vandenį ir jį išgertum, tai va būtų panašus skonis, kaip dabar. Jo, nėra geras, tarsi galima išgert, bet mane labai tas spirulinas supykino. Ir jeigu nebūčiau jos geręs, tai manau išgerčiau, nes čia iš to stiklinį dabar tiek daug sveikatos yra. Bet tikrai geras dalykas. Gal galima jį kažkaip pašildyti ir tipo padaryti kaip tikrą sultinį kaulų. Būtų visai kieta, su prieskoniukais. Jo, bet taip paprastai irgi galima gerti, nėra blogai. Ir maistingumas tikrai labai geras. Reitingas. Išsiplakė daug geriau už visus proteinus, kuriuos kol kas turėjom. Stiklinė visiškai clear. Matosi tik tai porą drumzlių, bet jokių nėra gumuliukų ar kažkokių kitų dalykų. Skonis neutralus, bet turi truputėlį tokį kažkokį keistą poskonį. Tai duodu 5 iš 10. O maistingumas kartu su spirulina pačiam viršui. Gerai, hebra, mes ką tik ragavom 2 metus nevalyto akvariumo vandenį, žmogaus išsimaudžiusio voniojo vandenį ir keistumas dar nesibaigia. Turime dar vieną paskutinį proteiną. Mūsų paskutinis ir keisčiausias proteino papildas, kurį mes šį vakarą turim, yra vadinamas ateities baltymų šaltiniu. Dėl savo draugiškumo gamtai ir efektyvumo, bet kartu gaunantis labai daug kritikos. Pristatau jums svirplių proteiną. Prašau skonių. Kas nežino, kas yra svirpliai, tai pabandysiu dabar labai greitai paaiškinti. Svirpliai yra tie vabuliukai, kuriuos girdi, kai kažkas pasako labai prastą bairį. Alio? Labai didelę klaidą padariau, kad prieš geriant šitą proteiną pažiūrėjau, kaip svirpliai atrodo iš arti. Tikrai nesukėlė apetito. Taigi, atidarome šį grožį.
Kaip matote, vėl pakuotė yra iš popieriaus, ne iš plastiko. Ant priekio parašyta Maximum Muscle Fuel, Minimal Farts. Dairy free, soy free, GMO free. Negenetiškai modifikuoti, ne iš pieno ir jokių sojų nėra, nebūsim sojbojai. Tai kaip ir viskas skamba labai gerai. Pažiūrėsim, tarp kitko čia, nežinau ar jau sakiau, bet yra braškių skonis. Tai nėra tiesiog svirplių skonio, svirplių milteliai. Yra su skoniu. Labai nuostabus braškių kvapas. Milteliai rudi, tokie kartono spalvos. Ir skupo viduj, žinoma, irgi nėra, nes čia viskas ekologiška. Tarp kitko, fun factas. Kodėl šitas proteinas yra vadinamas ateities baltymų šaltiniu. Ogi dėl to, nes svirplių auginimas yra labai draugiškas gamtai ir eikvoja nedaug išteklių. Pavyzdžiui, kad užauginti 1 kilogramą jautienos reikia, hebra, dabar laikykitės, čia yra rimtas faktas, reikia apie 15 000 litrų vandens. Čia eina visa žemdirbystė, pašarai ir pats galvijų girdimas. 15 000 litrų vandens, hebra. Kitoj pusėje svirplių, kad užauginti 1 kilogramą, reikia tik tais apie 10 litrų vandens. Labai didelis skirtumas. Kitas dalykas yra jų efektyvumas. Patys svirpliai sudaro apie 70% baltymų. Tai yra žymiai daugiau nei daugelis tradicinių mėsos šaltinių. Pasaulio sveikatos asociacija yra patvirtinus, kad svirplių valgymas yra visiškai saugus mums žmonėm. Ant popieriaus kaip ir viskas skamba super, ne? Žiauriai mažai reikia išteklių, kad užaugint. Efektyvu. Bet paragausim, hebra, paragausim, pažiūrėsim. Žiauriai šlikščiai maišusi polkas. Aš man atrodo, turiu pieno truputėlį dapilt. Jau, tuo atsinešiu truputėlį daugiau pieno. Ar svirplius valgyti gerai ar ne? Aš nežinau, pirmą kartą pats dabar ragausiu ir pažiūrėsim. Jeigu viskas yra tiesa, čia tikrai galėtų būti pasaulyje game changeris. Svirplių valgymas. Negaliu patikėti. Jo, kažkaip įsivaizduoju, kad šitas bus labai skanus, nes braškių skonių. Ir vėlgi, tas spirulina mane taip ištaškė, aš dar dabar truputėlį man pilvas gurgiai ir tokie, nežinau, šiurpuliai eina. Labai nesmagu. Bet įsivaizduoju, kad šitas proteinas labai gerai nustebins. Tai va, žiūrim. Kvapas kaip braškinis pieno kokteilis, spalva lygiai tokia, kokia ir turėtų būti, išsiplakė labai gražiai. Okay. Na ką, hebra, čia yra mūsų pats paskutinis ir keiščiausias braškių skonio proteinas padarytas iš svirplių. Važiuojam. Cheers. Jaučiuosi truputėlį kaip Baimės faktoriaus epizodė kažkokiam. Wow. Koks nesmagus dabar dalykas vyksta. Wow. Gerai, šiurpulinė, na jau. Ok, jeigu aš nežinočiau, kas čia įdėta, viskas būtų gerai, bet dabar, kadangi aš žinau, kas čia, man automatiškai smegenys prikuria labai daug negerų dalykų. Pats skonis, kaip ir viskas gerai, braškių skonis, bet pačiam viršui yra toksai rudas sluoksnis miltelių. Kadangi aš žinau, kad čia svirplių milteliai, tai aš dabar matau, kad viršutiniam sluoksnyje yra sumalti svirpliai tiesiog. Ir man jie dabar dar dantų. Tai šitas vienintelis dalykas labai nesmagus, bet jeigu gali ignoruoti, tai pats skonis yra geras, jo, šiaip labai tvarkingai viskas padaryta. Turiu pasakyti, labai keista, labai nemalonu valgyti svirplius, gert. Tuoj susikaupsim, mano skrandis nebuvo pasiruošęs šitam video. Ok, reitingas, svirplių proteino reitingas, išsimaišymas. Kaip ir geras, bet viršui yra tas svirplių sluoksnis, kuris man nelabai patinka, tai duočiau 7 iš 10. Skonis geras, 8,5 iš 10. Maistingumas, bent jau kas čia parašyta, duočiau irgi labai aukšto balo. Taigi, jo, jeigu viskas yra tiesa, kas apie šitų svirplių miltelius yra sakoma, tai tikrai ateityje gali tai būti ateities proteinas ir ateities maistas. Cool, žiauriai cool. Geriausias proteinas man bent jau buvo ožkos pieno proteinas, žiauriai nustebino, žiauriai patiko, tikrai atrodo lengva, paprasta pieno kokteiliuką geri, žiauriai geras, patiko. Tai va, visi kiti šiaip spirulinos nepatarčiau ragauti, kriketus, svirplius galit paragauti ir viskas, manau, tiek ir užteks. Balklava out, iki.